Kokį atstumą žmogus nukeliauja per savo gyvenimą? Turint omeny, kad žmogus kiekvieną dieną važiuoja į darbą, vidutiniškai Amerikoje žmogus per metus nukeliauja 15 000 mylių. Tai palyginus yra niekas su Žemės sukimusi aplink savo ašį greičiu. Žemė sukasi aplink savo ašį kažkur 1000 mylių per valandą greičiu. Dabar jeigu mes paimsime Žemės sukimusi greitį aplink Saulę, tai bus 67 000 mylių per valandą greitis. Saulės sistema irgi sukasi. Jinai sukasi aplink mūsų galaktikos centrą. Mūsų galaktika yra paukščių takas ir mes esame viena iš labiau nutolusių, sakykime, tai pakraščiuose esame paukščių tako ir tos galaktikos, kurios yra, tos žvaigždžių sistemos, kurios yra toliau nuo galaktikos centro, tai jos juda greičiau. Mūsų žvaigždžių sistema juda kažkur 200 000 metrų per sekundę greičiau. Čia greitai. Gaunasi kažkur 200 kilometrų per sekundę greičiau. Per 1 sekundę. Jau kažkur gaunasi iki Šiaulių panašiai nuo Vilniaus. Dar per 1 sekundę. Jau gaunasi kažkur Latvijos prie Rygos. Greitai. Dabar jeigu visus šitus greičius sudėti, aišku, juos reikia paversti į vienodo tipo matavimo vienetus. Tai 1000 mylių per valandą bus 447 metrai per sekundę, 67 000 mylių per valandą bus 29 900 apytiksliai metrų per sekundę. Ir sukimasis aplink galaktikos centrą yra metrais per sekundę, tai dar 200 000 metrų per sekundę greitis. Visus jos sudėjus gaunasi kažkur 23 398 metrai per sekundę. Sekantis žingsnis būtų paskaičiuoti, kiek vidutinis žmogus gyvena. Vidutinis vyras gyvena 80 metų. Tai yra, kad 50% vyrų numiršta iki 80 ir 50% po 80 metų. 80 metų, pavertus į sekundės, gaunasi 2 milijardai 524 milijonai 550 tūkstančių sekundžių. Jeigu padauginus iš greičio, kuriuo mes keliaujame, greitis yra 230 928 metrai per sekundę. Gaunasi, kad mes nukeliaujame 5,814 laipsnėje metrus pavertus į astronominius vienetus, kurie yra atstumas nuo Saulės iki Žemės. Gaunasi 3888 astronominiai vienetai, o jeigu paversti į šviesmečius, tai gaunasi 0,06 šviesmečio arba 6% šviesmečio. Šitoje vietoje būtų galima ir sustoti, nes galima užginčyti nuo šitos vietos, ar tai yra teisinga skaičiuoti papildomą atstumą. Nes iš esmės greitis tai yra skirtumas tarp pokytis, tarp atstumų, tarp dviejų objektų. Dabar judėjimas yra reliatyvus, tai reiškia, kad jeigu paėmus kitą tašką, daleiskime, jeigu mes paimtume mūsų galaktiką kaip Saulės sistemą, ir paimtume kaip Andromedą, kuri yra kita galaktika, kuri yra netoli mūsų. Jos viena nuo kitos, tiesą sakant, Andromeda skrenda link mūsų, bet yra daug galaktikų, nuo kurių mes tolstame. Ir nuo kiekvienos galaktikos mes tolstame skirtingų greičių. Todėl pasakyti, kad mes nukeliaujame per gyvenimą 6% šviesmečio,
nėra, tai yra teisinga tik mūsų galaktikos centro atžvilgiu. Viena iš galimų atskaitos sistemų yra kosminės elektromagnetinės foninės radiacijos sistema. Tai traktuot, kad kosminė elektromagnetinė radiacija yra kaip nejudanti ir kaip mūsų galaktikų spiečius, tai yra paukščių takas ir kitos galaktikos, juda elektromagnetinės foninės radiacijos atžvilgiu. Ir jos juda apytiksliai 371 tūkstančio metrų per sekundę greičiu. 371 tūkstantį metrų per sekundę padauginus iš 2,5 milijardo sekundžių, kiek žmogus gyvena per savo gyvenimą, gaunasi apytiksliai 9,36 padauginta iš 10-14 laipsnių metrų, kas gaunasi tiksliai 6260 astronominių vienetų, arba tiksliai 10 procentų šviesmečio. Dabar jeigu sudėti šitą greitį su mūsų judėjimu atitinkamai nuo galaktikos centro, nes mes judame ir galaktikoje, ir, sakykime taip, už galaktikos ribų. Gaunasi 10 149 astronominiai vienetai, arba kažkur 16 procentų šviesmečio. Dabar įsivaizduokite, artimiausia žvaigždė, kita žvaigždžių sistema yra Saulės žvaigždžių sistema, yra kitos žvaigždžių sistemos panašios kaip Saulės. Artimiausia yra Kentauro alfa, kuri yra už 4,2 šviesmečių nuo mūsų. Visata didelė.